turime 3 procedūras. Tai būtų procedūra rankoms, kneipo kava arba vokiškai kaip yra rašoma kneipo espreso. Ši procedūra yra naudinga tuo, kad pamirkius rankas šaltame vandenyje, optimaliausia temperatūra būtų 5-10 laipsnių šilumos, tačiau kai yra šiltesnis vanduo irgi nieko baisaus, kadangi šiek tiek duoda tą dilgčiojimą. Taigi pamirkius rankas gaunasi toks pats efektas kaip išgėrus puodelį kavos. Mirkome taip įkvepiam, iškvepiam dešinė, pirma tai yra svarbus eiliškumas, dešinė tada kairė rankos keliauja į vandenį, svarbu būtent dešinė, kadangi pirmą sušaldom veninį kraują, kuris teka į širdį. Ir tada sušaldom arterinį, kuris jau tekėsi visą kūną. Ir būtent, kai yra sušaldomas kažkiek tas kapiliarinis kraujas, jis patenka į bendrą kraujotaką ir padeda labiau organizmui grūdintis. Būtent šių procedūrų dėka, sirgdamas žiovą, prasilgino savo gyvenimą 50 metų. Tai čia galėčiau sakyti, wow, iš tikrųjų, ne šiaip savo. Taip, antroji procedūra tai būtų būtent vaikščiojimas refleksoterapiniu taku, kadangi kaip ir delnuose, taip ir pėdose yra labai daug visų tų aktyvių taškų, kurie tiesiogiai siejasi su kūne esančiais organais. Mes vaikštame įvairiais paviršiais, kurie yra aštresni, tokie, kuriais yra sunkiau vaikščioti, labiau yra aktyvinama mūsų širdies kraujagyslių sistema, kurie yra tokie lygesni, švelnesni paviršiai, jie labiau veikia nervų sistemą, tai reiškia toksai labiau raminimasis, atsipalaidavimas. Paskutinė procedūra tai būtų gandro žingsnis. Taip yra vadinama, kadangi pati ta eisena būtent šioje procedūroje yra kaip gandro žingsnis. Kai viena koja yra stabiliai ant žemės, kita yra stabiliai virš vandens, toksai būtent kontrastas, kad pirma vandenį, tada ore. Vandenį, ore padeda iš tikrųjų visai kraujotakai ir limfiniai sistemai geriau funkcionuoti. Dažnai žmonės labai skundžiasi iš tikrųjų įvairiomis problemomis, kad kojas tinsta. Tai yra, kojų tinimas yra nuo to, kad būtent limfa nenuteka į viršų. O tam, kad limfa tekėtų viršų, reikia dviejų dalykų. Pirma, tai yra diafragmos judesiai, antras tai yra raumenų strukimai. Priedas prie mūsų sveikatinimo sistemos. Taip pat kaip ir masažu, taip ir kneipo procedūromis veikiame mes savo organizmus, bet vienas kitą papildantis faktoriais, ūmiais susirgimais, kuomet tuomet negalima taikyti, kuomet atviros žaizdos, pūlingos, tos pagrindinės ūmiausios ligos ir susirgimai, reikia jų vengti.